Sveikas, Redai. O, labas. O, labas, Laura. Labas. Labas, Laurina. Taigi, pakalbėkime apie MEP. Tai pirmas klausimas, ką tu veiki toj MEP'oj? Tai aš dalyvauju įvairiose renginiuose. Siūlau savo idėjas ir padedu komandai. Aš MEP'oj augu kaip asmenybė, kuriu ir pats, manau, svarbiausias dalykas yra ugdau pati save bei kitus būti aktyviais ES bei savo šalies piliečiais. Milijoną dalykų, tiesą pasakius. Dažnai labai būna tai pagal reikalingumą. Labai dažnai būna reikia pravesti renginį, reikia sukurti plakatą, reikia pravesti susirinkimą. Labai daug dalykų, bet dažniausiai pagal reikalingumą. Koordinuoju. O koordinavimas tai visoks. Kadangi mano galvoje sukasi sukūrėjai minčių, tai tos mintys kartais išsirutulioja į visai neblogas idėjas, kurias siūlau savo jauniesiems ambasadoriams, organizuoju susirinkimus savo jaunųjų ambasadorių, kelionių metu tvarkau logistinius reikalus, esu tarpininkas tarp mano jaunųjų ambasadorių ir mokyklos mokytojų, administracijos darbuotojų. Nežinau, koordinuoju, naktim nemiegu dar. Tai o kodėl ir kaip tu prisijungiai prie tos MEP'os komandos? Šiaip labai įdomi istorija. Galbūt aš pradėjau domėtis apie pačią MEP'os veiklą nuo renginio, kurį anksčiau organizavo praeiti MEP'os komandos nariai. Ir galbūt aš dar atsimenu, ten buvo kalbų diena. Tas renginys man asmeniškai atrodė, mano tom mažom akytėm buvo wow. Aš pamačiau tų žmonių norą veikti, norą komandiškai dirbti ir mintyse pagalvojau, visai norėčiau ir aš galbūt būti tos komandos dalimi. Vieną kartą ėjau į valgyklą ir mane susistabdė Stasytė. Ir tada jinai manęs paklausė, ar aš noriu prisidėti prie MEP'os. Tiesą pasakius, nelabai žinau, kas ta MEP'a, tačiau pradėjęs joje dirbti ir daryti veiklą, supratau, kad čia yra mano vieta. Tai kaip tai atsimenu, tai buvo 22 metais švaros akcija MEP'o darė ir man labai patiko ta akcija. Tai galvoju, norėčiau prisidėti prie tokios temos ir prie tokio darbo. Kiek procentų savo laisvalaikio tu atiduodi MEP'ui? Jeigu būčiau visiškai atvira, tai 2-3 procentai. Nes iš tiesų kartais tikrai pagalvoju, pamatau kažką ir galvoju, reikėtų su MEP'o kažką tokio panašaus sukurti. Norint padaryti kažką kokybiško, žinoma, kad reikia ir laiko tam. Tad tas laikas aš net neskaičiuoju procentais, nes kartais būna tikrai labai daug laiko reikia, o kartais minimaliai, bet tikrai reikia. Būna 100%, būna kartais 10%. Šita procentalė labai svyruoja. Priklauso nuo renginio, priklauso ką darom, bet taip pat priklauso ir nuo komandos. Kartais būna taip, kad tu gali tikrai pailsėti, tačiau būna taip, kad reikia tikrai labai stipriai padirbėti. Bet manau, būna akimirkų, kai labai sunku dirbti, tai labai padeda komanda tada. Ką pasiūlytum ar patartum mokiniams, kurie nori tapti MEP'os dalimi? Visų pirma, ateiti į čia norint patiems užaugti. Norint kažko pasiimti iš MEP'os. Ar tai būtų noras pakeliauti, ar tai būtų noras sužinoti apie ES, ar tai tiesiog noras susirasti žmonės, kurie turi tokius pat interesus kaip ir tu. Visų pirma, pasakyčiau, nebijoti. Aišku, labai lengva pasakyti nebijoti. Tiksliau galbūt
pralaužk savo baimę. Siūlau, būti užtikrinti savimi, tikrai pasitikėti savimi, savo nuomonės nebijoti sakyti, taip pat būti atsakingam, labai svarbu būti atsakingam, nes mes visi padalinamės darbus ir reikia tikrai būti atsakingam. Ko ieškote mokiniuose, kurie norėtų tapti MEPA jauniaisiais ambasadoriais? Numeris 1 savybė tai būtų nuoširdumas. Kadangi aš turiu besąlygiškai pasitikėti savo komandos nariais, kad manęs nepavestų, vienas kito nepavestų, kad mes kelionių metu neturėtume jokių situacijų negerų. Toliau iniciatyvumas, siūlyti, daryti niekieno neverčiamas, va čia yra labai svarbu. Aišku, darbštumas, pastovumas ir aišku, gera anglų kalba. Sveiki, su jumis sveikinasi Daugų Vlado Mirono gimnazijos MEPA komanda. Ir šiandien, Europos dienos proga, mes norime paklausinėti savo miestelio gyventojų, kokia yra jų nuomonė apie Europos Sąjungą. Kaip man? Europos Sąjungos valstybė ir savo atstovų būtent dalykai. Pagrindas ar taip, aš manyčiau, kad tai tik teigiami privalumai. Patirčių iš Jo, kur jūsų sumuštinis mokytoja gyrėtės, kad labai skanus? Jau suvalgė. Gerai, iškepsiu viskas gerai. Ne, palauk, nes aš lygiau čia. Per naujas kaip. Va kaip vyksta reikalai, hebrantai, žinokit. Labai daug dokumentų. Ir man tai siūlė, vakar skambinau.